Įprastai verslai bijo konkurentų ir konkurencijos. Aš ne, nes savo konkurentus paverčiau savo klientais ir naujai atsidarančiai GG arenai Kaune statysim 60 kompiuterio. Tai kol rinksiu kompiuterį šiame video ir papasakosiu kaip, kas, kur, kaip, kodėl mes čia pasirinkom būtent tokias specifikacijas ir taip toliau. Tai gero žiūrėjimo. Kai perki tokį didelį kiekį kompiuterių, nu tau svarbiausias veiksnys koks yra. Akivaizdu kaina. Nu tai ir mes turėjom sutilpti į labai, kaip sakoma, aiškę kainą su visomis, kuo įmanoma geresnėmis specifikacijomis. Tai pasirinkome AMD platformą, Ryzen 5 esporto kompiuteriams užteks per akis, taip pat ateityje galės tobulintis dėl savo X3D procesorių linijos, kuri yra dabar geresnė ir ateityje naujai pasirodančių procesorių, kurių dar šitos pagrindinės plokštės, tokias kaip B650 palaikys ne vieną kartą. Šiaip pagrindinė plokštė iš principo renkantis nebuvo labai paprasta dėl to, kad šiuose kompiuteriuose nebus SSD. Visi žaidimai bus centrinėme esporto arenos serveryje, iš ten žmonės su jais galės žaisti. Tai iš principo mums nereikia SSD jungčių, mums nereikia daug ramų, dėl to, kad mes dedam iš karto 32 GB ramų, ko užteks 5-10 metų į priekį. Dėl šios priežasties pagrindinė plokštė turėjo ne tik atitikti centrinio serverio specifikaciją, bet kokios dėti negalėjom. Bet šiuo atveju, kadangi tai nebus vėlgi streameriai ir panašiai, paprasti kompai, kad jie galėtų veikti kaip įmanoma geriau už kaip įmanoma mažesnę kainą, B650 tiko ir patiko labiausiai į šitą biudžetą. Iš savo patirties, savo pramogų erdvėse žinau, kad tokių plokščių kaip RTX 3060 Ti, RTX 3070 standartiniam vartotojui užtenka per akis, tai RTX 4060 Ti yra daugiau negu per akis. Jeigu tu žaistum ten ant 4K grafikų, ultra tuos žaidimus taip, bet FPS-niams šūteriams tokių specifikacijų tikrai per akis, o statistinis žaidėjas ir ateina į tokio pobūdžio pramogų erdvės pažaisti Casiuko, Valoranto ir panašiai. Renkantis aušinimą, jokių būdų negalime rinktis keistą aušinimo dėl labai paprastos priežasties. Ne tik dėl jos kainos, bet ir dėl potencialių gedimų. Nes jeigu tau suges aušinimo sistema, kuri yra skista, tokiu atveju tavo kompiuteris veikti nebegali, tu jį turi iš karto ką daryti. Vežti pas mus į garantinio aptarnavimo servisą ir laukti, kol mes ją sutvarkysim. Kai skirtingai su oro aušinimo sistema, blogiausiu atveju čia gali sugesti tik tais ventiliatorius, kurį tau užtruktų pakeisti 2 minutės, o sistema toliau būtų sėkmingai aušinama arba vieno ventiliatorių, arba net blogiausiu atveju esam matę tokį scenarių, kai žmogus, jam kažkaip paėmė ir sugedo abu ventiliatoriai ir, procesorius skaito labiau, tačiau korpuse esantis ventiliatoriai sukūrė šiokią tokią airflow, kad procesorius vis tiek neperkaitinėjo. Taip pat renkantis korpusą, natūralu, kad pirmiausia šiuo atveju mūsų aktualiausia buvo kaina, bet taip pat, kad korpusas turėtų 4 RGB ventiliatorius, nes jie prideda FPS-ų. Šiaip mešas yra tikrai prioritetas dėl to, kad kompas aušintųsi kuo geriau. Taip pat šitas MSI korpusas mums patiko šalia kainos to, kad jis turi ir ARGB lubelį, tai tu pavyzdžiui dar galėtum pajungti kelis kažkokius įrenginius, kurie turi ARGB jungtis ir taip sėkmingai sinchronizuoti viso korpuso ir kitų komponentų spalvą. Esam ganėtinai patogioj strateginiai lokacijai, nes naujoji GG arena bus ganėtinai netoli. Tai jeigu kažkas nutiks kompams, per keliolika minučių tie kompai gali atsidurti pas mus. Apžiūrai tokiu atveju įmonei nereikės grūzintis, jeigu jų kompai neveiks. Turėjom galimybę rinktis iš 2 maitinimo tipo blokų, silpnesnis su geresnė efektyvumo klase arba galingesnis, bet kadangi ta geresnė efektyvumo klasė nesutaupys tiek daug pinigų vardant to, kad tu su silpnesnių maitinimo blokų vėliau turėsi prastesnės tobulinimosi galimybę, tai sutaupyti keli eurai per metus neatpirks poreikio kažkada keisti maitinimo bloką, esant poreikiu dėti galingesnius komponentus. Bet žinoma, negaliu atiduoti neprotestuoto kompiuterio, o protestuoti jį galiu tik vienu būdu, įdėjęs SSD, įrašęs operacinę sistemą ir paleidęs ne tik stres testus, bet ir kokius žaidimus. Taip, pamatysit, kiek šitas kompas išspaudžia FPS-ų, pavyzdžiui, ant CES-o. Tai visais laikais 60 tiero vaizdo plokštės yra, tiems, kurie nori gauti nemažą FPS kiekį, išleidę sąlyginai nedidelę pinigų sumą. Tai negalvokit, kad jums reikia būtinai 90 kartos vaizdo plokštės, nes pavyzdžiui ši vaizdo plokštė veikia labai panašiai kaip RTX 3070 arba kaip RTX 2080 vaizdo plokštė.
Tai sistema užsikūrė, viskas tvarkoja. Aišku, dar reikia įrašyti operacinę sistemą ir pasižiūrėti, kaip mums seksis. Nes būna visko pasitaiko. Dar vienas toks dalykas, kas man patinka iš MSI pagrindinių plokščių, kad jos turi pas save 4 debug lemputes, ledus, kurie parodo, kad jeigu yra kažkas ne taip su tavo kompiuteriu arba konkrečiai kažkokiuo komponentu, tau yra kur kas lengviau identifikuoti problemą. Tai kompiuteris užsikūrė, CSS veikia ir ant 1440p rezoliucijų, ant aukštų nustatymų turim nuo 100 iki 300 kadrų per sekundę. Aišku, tai nėra tikri rezultatai, čia ne competitive nustatymai, plus kas žaidžia ant 1440p grafikų. Tai pasižiūrim, kaip standartinis žaidėjas žaidžia ant mažų nustatymų, ant 1080p grafikų. Nu va, 350-400 fps. Tai pas jos ekranai bus apie 180 Hz, tai čia yra daugiau negu per akis, kad tu galėtum jaustis labai labai gerai. O beje, kompiuteris pilnų savo veikimo metu ryja vos 200 W, tai yra vienas iš 4 generacijos privalumų. Iki tol su Nvidia, nematydamas jų elektros suvartojimo, sakau, nežinau, kiek čia ta 4 generacija raketa, bet kai tu matai, kad kompas apkrovų metu ima vos 250 W, tikslas turėti energetiškai efektyvų maitinimo bloką kaip ir dingsta, nes tie kompai suvartoja ir taip nedaug elektros. Tai GG Arena planuoja atsidaryti per artimiausią ateinantį mėnesį. Ten dar vyksta visi pasiruošimo darbai, nes reikia pastatyti ne tik kompiuterius, reikia įrengti ir pramogų kitas erdvės. Tai publiką sekit naujienose jų socialiniuose tinkluose, o aš, kaip visada, pasubscribinkit kanalą, paspauskit ant video laiką ir iki sekančio.